atėjo jau tikras pavasaris jau. Jau medžiai visi sužaliavo, jau lapai išsiskleidė visai, jau gamta jau prabudo. Jau paukščiai visi čiulba, viskas smagu. O aš išsirašiau į naują kelionę. Tai važiuosiu į pietus, dar kur šilčiau. Čia šiaurėje pas mumis šalta. Vis tiek, o aš važiuosiu į pietus. Tai pradžiai važiuosiu iki Lenkijos sienos. Turiu susiplanavęs maršrutą. Ir per Lenkiją dar irgi šiokį tokį turiu susiplanavęs. Tai aišku, eigoje viskas gali pasikeisti. Tai pradžiai nuvažiuosiu iki Lenkijos sienos. Dviratį pasiruošiau visai kitą pasiėmiau negu praeitais metais, kur važiavau. Dabar šį kartą savo gravelį paverčiau į touring baiką. Tai va, užsidėjau priekinius krepšius, galiniai, čia palapinės, miegmaišis. Tokį dviratuką pasidariau tikrą turistinį. Ir bandysiu dabar įveikti Lietuvą per kelias dienas, kiek čia. Ir toliau Lenkija. Važiavau į Kelmę, į tokį parkelį, čia pro miestą greit pralekiau, niekur daug čia nesivaikščiojau, tai tokį parkelį sustojau, parodysiu, kur aš dabar čia važiuoju, kokį čia tą maršrutą šiandien, ar šiandien, pas kelias tas dabar šitas dienas, kur aš čia minsiu, tai taip, dabar aš čia žadu numinti. Išmyniau iš Šiaulių. Dabar esu, numyniau iki Kelmės, 40 km. Toliau žadu minti. Čia visokie tokie kaimeliai, tai čia nežinau tų pavadinimų, čia belė kokie. Taip. Žinomesnis bus, tai va, Viduklė. Nors irgi čia nelabai kas žino tokius kaimus. Gal miestelis iš čia skaitos. Lioliai, Viduklė. Tai va, žadu minti čia ir tada iki Jurbarką. Iki Jurbarką, paskui palei Nemuną truputį. Pasisukt, paskui nuo Nemuno link Marijampolės, pro Marijampolę, Kalvariją ir atsidurt kažkur tai prie Lenkijos sienos va čia. Tai čia nežinau, kiek čia laiko užtruksiu. Čia yra iš viso 248 kilometrai. Tai 2 dienas mažiausiai, gal 3, 2,5, matysiu, kaip čia seksis. Be to žiauriai šalta, vėjas šiaurinis. Pirštinės netgi reikia užsidėti, nes šal rankas. Ir
iš viso miške, kai važiavau, ten tokie 6 laipsniai tai buvo šilumos. Dabar diena, dabar 11. Tai 6 laipsniai, tai dabar čia kažkur saulė pašvietė, tai 8 iš vis iki 10 pranešta, tai šilumos, tai šilčiau net nebus. Naktį vačiau, kad bus Šiauliuose 1, o kažkur tenai, kur piečiau biškai, gal 3 bus. Nu, kaip nors išgyvensiu. Jau atvažiavau iki Viduklės. Numyniau jau 72 kilometrus. O dar tik tais pusę 1. Tai va, sustojau dabar Vidukliai. Čia Viduklė tai yra, jeigu važiuojant autostradą tarp Raseinių ir Kryžkalnę per vidurį panašiai. Čia yra tokie vat Viduklės koldūnai. Tokia kavinė, čia pakeliui daug kas užvažiuoja. Jie tipo labai žymus, tokie kaip pavyzdžiui Joniškė Virtieniai, turbūt. Arba pavyzdžiui kaip į tas Trakus važiuoja valgyti kibinų. Taip į čia pakeliui kas važiuoja turbūt užsuktų koldūnų pavalgyti. Kažkada esu buvęs vieną kartą, valgiau. Dabar nesuksiu, nes dabar kažko nesinori nieko valgyti, da pirmą dieną čia padėti po kavinės naršyti kažkaip tingi. Aišku, čia da kažkas turi. Nu ką, jau lysiu pro autostradą. Autostrada pro viršų, bus viršui, aš pravažiuosiu pro apačią. Taip pat. Va, prisiminiau, ką dar norėjau papasakoti. Tai aš laukiu gegužės mėnesį specialiai, kad važiuot, kad pradėtų kels per Vilkiją, per Nemuną, Vilkijos kels per Nemuną, kada pradės kelti nuo gegužės mėnesį. Tai sulaukiu gegužės mėnesį, jau viskas, jau važiuosiu. Nu, jau viskas, planavau vakar paskambinu, paklaus, galvoju grafiką susižinoti, ar dar kažką tenai, kaip ten kelias. Nu ir sako man, dėl didelio Nemuno, kaip ten to vandens lygio, kels dar šią savaitę, nesikels nebent savaitgalį. Nu, aš pagalvojau, kad tikrai nelauksiu aš tiek, važiuosiu tada per Jurbarką, per tiltą. Nu ir viskas, o vien dėl to kelto aš būčiau anksčiau išvažiavęs, bet nu nieko, važiuosiu per Jurbarką. Da, gal bus laika, kada nors kitą kartą su to keltu pasikelinėsiu. Gal kur nors tenai da kitur su keltu teks pasikelti, ne vien čia per Nemuną. Tai va, dabar užtat mano maršrutas iki čia būtų buvęs toks pat. Tik dabar va čia va kažkur tai aš jau nusuksiu link Jurbarką, o šiaip būčiau važiavęs link palei kitą pusę Nemuną. Gerai, minu toliau. Nežinau, ką ta apylankė reiškia. Gal aš pravažiuosiu su dviračiu. Mašinom tipo negalima, atrodo. Nu, surizikuosiu, jeigu ką. Nežinau, jeigu ką, bus matyti. Važiuoju. Nu ir ką, pasiekiau Jurbarką jau. Va, dabar reikės
užsukti parduotuvę, nes išgėriau 2 litrų savo, kiek turėjau Jurbarks. Tai va tuos 2 po litrą 2 išgėriau vandenį. Tai reikėsdavo nusipirkti 2 litrinį butelį, prisipildyti ir šiaip kokią nors vakarą atsigerti. Coca-Colas kokios ar kažką tai saldaus. Ir dar pažiūrės kažką pavalgyti gal. Nors turiu šio to, bet kai jau pirksiu vandenį, tai pažiūrėsiu kažką dar pavalgyti. Nu ką. Ir tada važiuoti reikės į aną pusę Nemuną. Pati pirma kokia parduotuvė pasitiko mane Jurbarke, tai nebuvo, o yra. O, Norfa. Tai labai gerai, nebereikės man niekur valkatautis, nieką. Nusipirkau vandenį, kur susipilsiu į tą. Nusipirkau dešrelių. Įsivirsiu. Pomidorą, dešros ir pasisaldėm gyvenimą lajam. Tokių. Nu į puikiai, nu į viskas dabar. Važiuoju ieškuoti tiltą. Pervažiuoju tiltą, ieškuoti tada kažkur tai permiegoti. Palapinę pasistatyti, prie upės tikiuosi. Nu ką, pasiekiau tiltą jau, užsikoriau ant viršaus. Va. Aš aišku nežinau, kaip tas Nemuns turi atrodyti, ištvinęs ar neištvinęs, bet turbūt dabar ištvinęs. Važiuosiu palei va tą krantą, tenai kažkur, nu ir bandysiu ieškoti kažkur tenai. Bandysiu ieškoti nakvynės ten kažkur vietos. Nu, kaip šukuosena mano, kaip visada. Nu va, viską susiradau Večikę ant Nemuno kranto. Va. Palapinė, dviratis. Aišku, čia biškį yra tokių prinešta šiukšlių, bet vis tiek čia puikiai visai. Čia va galėsiu. Vanduo toksai biškį purvinoks. Kažkokias šiukšlės čia neš, bet nesvarbu, bus gerai nusiprausti. Užteks. Ir dabar va, saulė dabar čia. Ieškojau biškį kano vėją, čia būtų užstoto va tiek rūmai, kažkiek nors. Ir saulė dabar šildys. Ir ryto tikėkimės, kad iš ten saulė kai patekės, tai bus irgi šilta visai. Tai, nu, matysiu. Gal neapsems čia, čia buvo apsemta iki čia va kažkada. Tai dabar tikiuosi, kad neapsems. Nu, įvai, čia labai puiku. Einu gamintis valgyti. O, jie. Sugalvojau tokią receptuką. Dabar žiūriu receptuką, bet čia smagesnių reikalų yra. Žiūriu, čia dar gražiau, va, jau atein. O. Ir rand kur ateit. Gerai. Nesiblaškom. Receptą sugalvojau neblogą. Dešrelę supjaustysiu, sudėsiu į puodą. Ir turiu bulvių piurė. Bus košė tokia su dešrelėm. Gal gausis, gal nesigaus. Dar nesu bandęs tos masinės košės valgyti. Pabandysiu. Zašibys. Ir kins neblogs. Gerai. Nu, kol košė mano brinkst dar, reikia, sakau, pasakyti, kiek aš čia nuvažiavau šiandien pačiam pasižiūrėti.
Taip, aš šiandien numyniau 122 km 460 metrų ir 6 valandas 42 minutės mynimo. Vidurkis 18:23. Na, visai normaliai. Tai čia gerai, kad čia prieš pavėjui visą kelią. Visą kelią šiaurinis vėjas man pūtė į nugarą, tai čia man džiauriai padėjo. Ir dar vienas dalykas, kai pakalnė visada. Čia iki pat upės pradžiai buvo kalnai pakalnės, o daugiau visą laiką į pakalnę. Nu, rytoj taip nebus lengva. Laukiu, kol košytė mano subrinks. Nu, visai nebloga makalošė gavos tokia, o. Tokia visai faina, galim pasakyti. Tai visai skani. Tik taip kažkaip įtariu, kad čia mažokai bus taip. Bet užteks. Musė, kad daugiau niekas čia nenuveiksiu šiandien. Ir dar nepažadu, kad pavalgęs neužmigsiu. Va 6 valandas. Gal ne nakčiai užmigsiu, bet trumpam. Bus matyti. Bet pavalgęs tai bus tuoj paims miegas. Skani košykę. O. Nu ir viskas. Saulė nusileido. Ir dar upė tek, bet aš jau traukios palapinę, kad šalčia neprieitų. Viskas, štai, užsitraukiu ir viskas. Ir lendu miegot, nes naktį tik 3 laipsnius te praneš šilumos. Tai bus nešilta turbūt. Nu, tikiuosi nesušalsiu. Gerai, labanaktis. Labas rytas. 5:30 dabar rytą. Atsikėliu tik į tualetą, būčiau nesikėlęs dar, bet į tualetą užsimaniau, palapinį 4 laipsniai, tik tais galvoju, gal laukia bus 3 kokie šilumos. Bet laukia, va, visur pašalė. Visur balta, balta. Nu, nelabai taip smarkiai, bet čiut yra. O, toksai rūkas. Gražus. Ei, gerai, aš dar lendu. Dar nesiruošiu keltis, taip anksti dar. Gal jau nebemieguosiu, bet... Na, čiort. O, sniegą pribirėjo. Nu, palapinės, normaliai. Oi. 7:30, dar 2 valandžikės pamiegojau. Tai dabar miegojau, kaip ėjau į tualetą su visais, dar kelnes apsimau, megztinį, kepurę, tą antkaklį. Dabar sušaliau labiau negu per visą naktį, kur su vienais apatiniais buvau išmiegojęs. Nu tai ką žinau. Siek dabar apšė šalta, aš dabar visai nebenoriu į tą lauką eiti. Vėjas, saulė šviečia, bet net kavą dariaus viduj čia. Tai reikia greičiau kažkaip susipakuoti, ką greičiau pradėti mint, kad nebebūtų šalta. Viskas, greitai geriu į 7:30, pažiūrėsim per kiek laiką aš čia susidėliosiu viską. Susitvarkiau per 1,5 valandos, dabar jau yra be 5:09. Nu, sakykim, 9 išjudėsiu. Ir dabar rodo 8,6 laipsnį. Nu, nėra labai šalta, viskas, palieku gražią vietą, neprišiukšlinta. Viskas puikiai. Nu į ką,
Ačiū čia tam Nemunui, kad mane priglaudė šią naktį. Važiavau tokį žvyrkelį. Tai nėra nei kur iš visą pavažiuoti. Ant 6 km per valandą greičia per linksmuosius kalnelius. Ir dar toks žvyrs, tai tik biškį vairą pasukinė į tą pusę, iškart neši šoną, nu matysiu. Oi, ciūcas manęs pasitinka. Nu dabar užpuls jau. Pramyniau tą žvyrkelį, tai ten 12 km aš virš valandas myniau, nes nu nepamint greičiau neišėti. Labai pikts buvo ant to žvyrkelį. Tai pagalvoju, dėl ko aš toks pikts, turbūt dėl to, kad nevalgęs esu, tik tais mažą ten tokį kasnelį šiandien suvalgiau. Tai va, pasiėmiau dešrelę su duonyte ir su pomidoriuku. Pavalgysiu, nebus toks pikts. Nu gerai, dabar taip, važiuoju link Šakių. Paskui, kas čia dar, Lukšiai. Nu, čia tokie tas, čia kažkur dar važiuoju. Ir Marijampolę norėčiau dar pasiekti šiandien. O paskui jau matysiu, kur nuvažiuosiu ten jau. Dar va čia Marijampolė, Kalvarija dar yra. Nu, tai matysiu, kur nuvažiuosiu, nes šiandien sukilims vien tik tais bus. Ir jeigu dar tokių žvyrkelių pasitaikys, kad per valandą ten nieką nenuvažiuoju, tai aš iš viso Marijampolės nepasieksiu gal. Gal pasieksiu. Nu va, atmyniau iki Šakių jau, kiek čia trukau per plentą labai greitai. Čia per plentą netrukau iš viso. Važiuosiu Šakių, oje, kur čia. Kažkaip da man, nežinau, kaip man čia filmuoti su tą vieną ranką nelabai išein. Nes jeigu didelis greitis gerai, jeigu mažas greitis labai tą vairą mėta iš šonus, nes tas svoris ant priekinių ratų truputį toksai nenormalus. Gerai, čia mieste, nežinau, bus matyti. Čia išeis, ką nors pafilmuoti, neišeis. Ką ten degin? Dūmai tokie, tai padangos, atrodo, padegint. Kas čia kokių įdomių padargų, žiūrėk. Vau. Ūgai visokie, kas čia rogės, karieta, dviratis. Normaliai. Nu, dabar bus, kaip mes įveikinėjom remonto darbus per Via Baltica. Čia bus reikalų. Gal nebus. Aš atvykau į Marijampolę. Yeah. Dabar per Marijampolę. Žadėjau apsukt ratą. Toks geras, tokia gera nuokalnė. Tiesiai nebesukau. Dzin, važiuoju tiesiai čia. Nes jau taip jau vakars, jau greitai, nebežinau net kiek valandų. Blyn, spidometrą neužsidėjau. Eilinį kartą visokie tenai prašinėtojai prie parduotuvės. Reik nusiimti tą spidometrą. Nes jie tai nesuprant, kad čia brangus daiktas, jie vis tiek jau niekur neparduos, bet nuimti tai sugadins tą dviratį, bedirbdami nesąmonės. Tai reik nusiimti dabar. Nu, kokį
500 metrų nuvažiavau be spidometro, nu, nieko nepadarysiu. Man į minusą tik tais. Gerai, važiuoju. Čia koks parkelis su fontanais, kaip visada. Fain. Čia kaip fainai. Yra čia atspaliai upė. Čia šupė teka upė. Nu, pravažiuokim da. Biškai iš kelio išklydo, bet tas, kur mano kelias, nesąmoninsis, į palibom. Tai geriau važiuoti. Čia parvarusai. Oi, čia tokias plytelės. Garsas. Plytelės, kas antrą jūt, galvoju, kad mano dvirtas sugeda. Gerai, važiuojam toliau palei čia šupę. Kaip fainai. Čia kriokliai. Tokie. Užtvanka. Jo. Gražu. Paskutinė stotelė mano parduotuviai. Tai Maksimum Kalvarijai sustojau. Vandens prisipirkau. Pipsaus. Baigiu išgerti pipsą. Ir važiuoju ieškoti nakvynės vietos. Jau panašiai sugalvojęs esu, bet tik tais dar reikia tiksliai pažiūrėti, kaip atrodys. Man žemėlapį gražiai atrodo. Važiuoju. Ir viskas, važiuoju ieškoti nakvynės vietą. Nu, beveik ant žemėlapį jau suradau, dar neblogai, dar reikia paminbiški. Jau po 6:15, nu tikiuosi gal iki 7 daminsiu. Nors dabar vėlai tems jokia skirtumą, kada daminsiu. Jau turėčiau būti nebetoli jau Lenkijos sieną, šiaip tai daminsiu. Šį kartą nakvynės vieta nėra įspūdinga, koks skirtum, svarbu, kad gerai išsimieguoti. Tai norėjau aš tenai biškį, jeigu girdit, va ten, va. Ten yra toks krioklys. Į čia upė, čia šupė. Nu, šiaip tai priejus prie to griovė, čia kai griovys atrodo, ne čia šupė, jeigu taip. Nu, va kažkiek apžėlus čia tokia. O ten yra krioklys toksai. Nu, rytoj parodysiu tą krioklį. Tai va čia įsikūriau, pasistačiau čia laukuose. Galim sakyti. Tik tais rytą gerai bus, kad saulė iš ten kažkur tekės. Aš įsivaizduoju, kad kažkur iš ten. Ar iš ten. Nu ir bus šilta. Prišildys palapinę. Nors šią naktį tik 5 laipsnius praneš šilumos, tai biškai bus šilčiau negu vakar. Nu, pasidariau tokia bandžiau košę, ką gautus, bet nesigavo man čia vakarieniai. Įdėjau kiaulienos konservą ir įdėjau grikių košę, tipo su daržovėm. Tai žiūriu, kas čia man gavos, tai gavos tokia, nu atrodo, tai skaniai, galiu pasakyti, tokia sriubytė. Tai da turiu duonas, su duona suvalgysiu ir bus puikiai. Nu ir čia iki Lenkijos sienos, čia už Kalvarijas jau dar nuvažiavau kaip 15 km turbūt, gal 10. Nu čia man iki sienos liko da
nežinau, 3-2 kilometrai. Nu, pasižiūrėsiu dar ant žemėlapio, rytoj tiksliai žinosiu. Viskas, rytoj jau būsiu Lenkijoje. Gerai, viskas. Daugiau mus nieko nebe filmuosiu, nieko nebe eisiu ilsėtis, dar palapinę biškį pradžius. Ir klojos patalus ir einu miegoti pavalgęs. Nes pavargau šiandien per žvyrkelius. 30 km žvyrkelio tarkas buvo. Ai, da kiek pravažiavau, tikrai. Nuvažiavau šiandien. Taip, jau dabar yra po 8:21. Taip, nuvažiavau 1, 2, 3, 3, 5. Panašiai kaip vakar, tik tiek, kad šiandien buvo žiauriai. Tie 30 km ir taip visą laiką į kalną. Nėra čia ko skūsti, čia ne Šveicarija, ten dar sunkiau. Čia tie kalnai tokie nedideli. Gerai, viskas. Iki rytojaus. Rytoj parodysiu tą krioklį, kas čia per krioklys. Nieka, irgi tokia įspūdinga, bet kaip Lietuvoje, tai pakankamai kažkoks įdomus.